What would you love to be in your heart? Ko norėtumėt, kad būtų, kas būtų jūsų širdį? 30 seconds. Just think. What would you love your heart to be filled with? Ko norėtumėt, kad jūsų širdis būtų pripildyta? How many would love for your heart to be filled with love? Kiek iš jūsų norėtumėt, kad jūsų širdis būtų pripildyta meilės? Look around. Apsižvalgykit. How many of you would love joy in Kiek your iš jūsų heart? norėtumėt džiaugsmo savo širdį? How about some peace? Kaip dėl ramybės? How about not always judging other people? Neteisti kitų žmonių. Okay. So I'm going to pray. Pasimelsiu. And I want to challenge you. Ir noriu mesti jums iššūkį. If you would like to ask God, literally, fill my heart with those things and take away the others. Jeigu norėtumėt prašyti Dievo, kad iš tikrųjų Jisai pripildytų jūsų širdį tais dalykais ir patrauktų kitus, I'm going to ask you to do something physically. aš paprašysiu jūsų padaryti kai ką fiziškai dabar. I'm going to ask you just to open up your hands. Paprašysiu atverti tiesiog savo rankas. God, I want to receive what you have for me. Ir sakyti, kad Dieve, aš noriu priimti tai, ką tu turi And I dėl want you manęs. to take away the evil. Ir noriu, kad atimtum, pašalintum visą kitą. Here we go. Lord, we love you and we thank you. Viešpatie, mes mylim tave ir dėkojam tau. You are the God who saves us. Tu esi Dievas, kuris mus You are išgelbėjo. the God who conquered death. Tu esi Dievas, kuris nugalėjo mirtį. And you are the God who loves us no matter what. Ir tu esi Dievas, kuris myli mus, nepaisant visko. So, Father, with some students with their hands open, Viešpatie, kai kurie čia esantys su savo atvertom rankom. I want to ask that you would bless them. Noriu paprašyti, kad I want to ask, palaimintum Father, juos, that you'd fill their heart with love. kad pripildytum jų širdis They meilės, would experience the love you have for them. kad jie patirtų meilę, kurią tu turi jiems, Lord, I ask that you would fill their hearts with joy. kad tu pripildytum jų širdis I pray that džiaugsmu you would fill their hearts with peace. ir ramybę, Lord, that their hearts would be peaceful. kad jų širdis viešpatie būtų ramios. No matter what's going on in their family. Nesvarbu, kas vyksta jų šeimoje, No matter what's going on in their relationships with nesvarbu, other kas vyksta friends. jų santykiuose su draugais, They would have your peace. kad jie turėtų tavo ramybę. I pray for all of us, Father, we would be honest with the junk, the uncleanliness that's in our heart. Aš meldžiu dėl mūsų visų, kad mes būtumėm atviri ir sąžiningi su visų šlamštu, kuris yra mūsų I širdise. pray we would be honest with it. Kad mes būtumėm We atviri, confess it. išpažintumėm tai. And Lord, we ask you to take it. Ir kad prašytumėm tavęs ir prašom tavęs atimti tai. May Ezekiel, speaking through the prophet Ezekiel, may you sprinkle clean water on us. Kaip kalbėjai per pranašą Ezekielį, kad tu apšlaktytum mus švariu vandeniu. May you Viešpatie. take away our old heart and give us a heart that beats after you. Kad tu atimtum seną mūsų širdį ir duotum širdį, kuri plaka tau. Put your spirit in us, God, so that we live for you. Ir štai, kad mes gyventumėm dėl tavęs. Because it is in you that we can find meaning Nes tavyje mes galime rasti prasmę, and purpose and life. tikslą ir meilę. So, Father, we ask that you would move in us now. Viešpatie, mes prašom, kad tu veiktum mumise dabar. I love these students. Aš myliu šios žmonės. I ask that you would bless them. Ir prašau, kad tu juos palaimintum. Bless them because they heard your word. Palaimintum juos, nes jie girdėjo tavo žodį. Bless them, Lord. May they be doers of your word. Ir viešpatie, kad jie būtų, palaimink juos, kad jie būtų tavo žodžio And vykdytojai. that we start that right here and care for each other. Ir kad mes galėtumėm tai pradėti čia ir galėtumėm rūpintis vieni kitais. And we ask all this in your most holy name. Ir viso šitą mes prašom tavo šventų vardu. And everybody said, Ir visi pasakė. Amen. Please be honest with what's in your heart. Prašau, būkit sąžiningi tuo, kas yra jūsų širdise. Amen? Amen. So be it. Okay, I asked